Pradėkime SketchUp įrankių apžvalgą, tai yra šiuo atveju pasirinkau pieštuką. Pasirinkti pieštuką galite kairiu pelės mygtuku, paspaudę ant Line. Na ir vartydami vaizdą pelės burbuliuku, rutuliuku, galbūt taip pavadinkim, galite sukti projektuojamo vaizdo orbitą. Šiuo atveju matote projektuojamo vaizdo ašis, tai yra X, Y ir Z ašis. Ir šios ašis yra labai naudingas bei svarbus pagalbinis įrankis, modeliuojant praktiškai bet ką. Kodėl taip yra? Kadangi pasiėmę pieštuką šiuo atveju, pamėginkime nusibrėžti liniją. Galime brėžti liniją į bet kurią pusę, kaip matome, laisvai duodamas spektras, laisvai duodamas rakursas, kur norime, ten dedame tą liniją, tačiau ašis duoda būtent tikslų geometrinį susikirtimą, tai yra žalioji linija mums duoda galimybę brėžti tiesią liniją į šią kryptį, raudonoji yra priešinga kryptis. Tokiu būdu mes žinome, kad turime lygų 90 laipsnių kampą. Ir žinome, turime mėlynąją liniją, tai yra Z ašį einančią į viršų, kad galėtume suteikti savo norimam tūriui aukštį. Kaip matote, šios ašis gaudo ir kabina mūsų projektuojamas linijas, braižomas linijas, kaip labai naudingas papildomas dalykas modeliuojant. Štai taip mes matome pasinaudoję savo ašių punktyrais, ašių siūlomais sujungimų variantais. Štai išsikėlėme štai tokią, pavadinkime,